Sveiki visi. Sveiki atvykę į mano vlogą po pusės metų, jeigu ne daugiau, gal ir mažiau. Tai sveikinusi šiandien su jumis iš studijos Pavonija, kur šiaip įprastai dirba Paulius. Kodėl aš čia ir kodėl aš čia sveikinuosi, galėsiu papasakoti šiek tiek vėliau. Tai buvau dingusi, nes labai tingėjau daryti vlogus. Nuolatos pagalvodavau, gal reikėtų padaryti vlogą ir tada, sės. Bet iš tikrųjų dabar, kai galvoju, tai būtų labai smagu pasižiūrėti savo pačios vlogą iš prieš porą mėnesių. Tai note to self, reikia padaryti vlogą net jeigu labai tingi. Galima ir labai trumpą. Bet taip, tai kas vyksta mano gyvenime, kas gero, kas naujo. Daug naujų dalykų, daug fainų dalykų, mažai nefainų dalykų, bet nefainų dalykų irgi yra. Tai pradėsiu nuo ten, kur užbaigiau. Tai man atrodo, kad užbaigiau vasario mėnesį gal, grįžusi iš Hamburgo. Kovo aš grįžau. Grįžusi iš Hamburgo. Taip, tai grįžusi iš Hamburgo aš jau buvau akademinėse atostogose. Hurei, būtų buvę hurei, jeigu dar Hamburge nebūčiau pradėjusi dirbti universitete ir dėstyti vieną pasirenkamąjį kursą. Vieną. Tai vienas kursas tai yra pasirenkamasis, standartinis. 32 valandos, 16 paskaitų ir aš visą tą pusmetį grįžusi iš pavasario semestrą iš principo dariau 2 dalykus. Tai dėsčiau tą vieną kursą ir verčiau knygą. Tai dar prie knygų ir vertimų sugrįšim, dabar gal truputėlį prie akademinių dalykų ir darbo universitete. Tai grįžus iš Hamburgo iš karto pasiėmiau akademinės atostogas, nes man buvo visiškai išsekusi akademiškai, jeigu taip galim pasakyti. Aš nežinau, aš manau, kad labai prisidėjo prie to Hamburgas ir tai, kad aš ten turėjau būti viena ir man buvo neįdomu tai, ką aš darau ir tiesiog siaubingai perdegiau su savo tom spalio pabaigos lapkričio veiklom, kur tiesiog per 2 savaitės reikėjo priduoti disertaciją, pristatyti 2 pranešimus ir aš po to tiesiog nieko nebenorėjau ir labai ilgai tada nieko nebenorėjau. Tai va, tai grįžau kovo į Vilnių ir tada jau dėsčiau universitete, pradėjau. Kursas buvo, bet tiksliau aš pasiėmiau tos akademinės, bet mano kursas buvo iš mano disertacijos iš esmės. Tai taip gavosi, kad nors aš pasiėmiau tos akademinės, aš vis tiek pusę metų dar dirbau prie tos bent jau disertacijos temos. Taip, tai pats nefainiausias dalykas, pradėsiu nuo paties nefainiausio dalyko darbo universitete, nes yra fainų dalykų, yra nefainų dalykų. Tai pats blogiausias dalykas man asmeniškai pradėjus dirbti, kadangi tai buvo pirmas mano kursas, tai pats blogiausias dalykas buvo, kad tai buvo mano sugalvotas, mano sukurtas ir mano ten visas sudėliotas kursas. Kodėl tai buvo labai, tam tikriausiai tai yra labai gerai, laisvė, galiu daryti, ką noriu, įdomu, dėliojuosi, kaip man patinka, skaitom, kas man įdomu. Bet aš buvau įdarbinta kaip valandinis darbuotojas. Tai reiškia, kad mano universitetas mokėjo už 2 valandas per savaitę. Net ne 2 valandas, 1,5 valandos, nes tik tai 1,5 valandos gaunasi akademinė. Kaip 2 akademinės valandos. O dirbau aš maždaug apie pusę etato stabiliai kiekvieną savaitę prie to kurso. Nors didelę to kurso dalį aš jau buvau paruošusi ir yra jau mano disertacijoje, jis yra mano disertacijoje ir ten nebuvo taip, kad žiauriai daug reikėjo ruoštis. Tiksliau, buvo, kad reikėjo žiauriai daug ruoštis, bet aš mažiausiai pusę kurso buvau jau paruošus, bet įsivaizdavau, kad kažkaip labai greitai paruošiu tą likusią pusę. Tai was I wrong. Tai va, tai čia buvo pati nefainiausia dalis. Tada antra pati nefainiausia dalis buvo ta, kad aš žiauriai nemėgstu kalbėti iš auditorijų, bet ties kažkur 3-4 paskaita pasidarė visiškai absoliučiai dzin ir kažkaip pasijutau gan
tvirtai. Kartais pamiršdavau, ką sakydavau, pradėdavau sakinį ir tada tiesiog sakydavau, atsiprašau, reikia permastyti man iš naujo, ką aš čia norėjau pasakyti. Nu, kažkaip taip ir buvo. Bet taip, tai viskas ėjosi kaip ir gerai, ten reikėjo labai daug dirbti už veltui ir kažką, bet buvo visai įdomu, man bent jau. Buvo įdomu kažkaip, nes tas kursas, aš jį taip stengiausi daryti, kad jisai truputėlį pajudintų studentų kritinį mąstymą, kuris taip nuo mokyklos laikų užmirštas ir nebūtinai visada yra naudojamas jų. Tai aš taip bandžiau, nors pasakoti apie holokaustą, visą kolektyvinės atminties teorijas ir panašiai, ir kaip ten literatūroje tai veikia, kaip yra vaizduojami įvairūs istoriniai įvykiai, kaip kitose meno srityse galima su tuo dirbti ir panašiai. Bet ir va dabar, pavyzdžiui, pamiršau visiškai, ką norėjau pasakyti. Taip, tai viskas buvo kaip ir gerai, mes dirbam, viskas puiku ir tada jau lygiagrečiai aš dirbu su vertimu. Ir dar aš sugrįšiu prie universiteto, nes dar nepabaigiau. Kalbėjau apie kritinį mąstymą. Tai tas kritinis mąstymas, tai man tiesiog buvo įdomu. Man buvo įdomu matyti, kaip studentai ten kažką atranda naujo, sugalvoja, arba įsimena netgi kartais. Tada buvo keista suvokti, kad aš pati, atrodo dar, kaip ir seniai buvau bakalaurė, bet šiaip tai šviesmečiai. Ir prisimenu, kokia tada jaučiausi kvaila. Ir dabar, kai nelyginu savęs su kokiu Timočiu Snaideriu, tai, mažiau kažkaip jaučiuosi kvaila. Ne tiek kvaila, kiek jaučiuosi tikrai labai daug žinanti. Kažkaip tas santykis su studentais padėjo suvokti, kaip per tą mokslą vis tik atsiveria akiratis ir kaip daug gali kažkaip, tiksliau net nedaug, bet kaip gali į vieną dalyką pažiūrėti iš tiek daug perspektyvų. Ir jeigu dar pavyksta jas sujungti, tai būna toksai malonus, geras akademinis jausmas. Tai, žodžiu, mano kurso atsiskaitimas buvo rašto darbas. Tai jie ten turėjo parašyti 5 puslapius apie kokią pasirinktą savo temą susijusią su kolektyvinė atmintimi. Tai buvo labai įdomu, kad ten, aišku, viskas pasiskirstė bell curve, vieni gerai, kiti blogai, bet buvo labai įdomu, kad įdomiai mąstantys žmonės, ne visi, bet įdomiai mąstantys žmonės visiškai nesilaikė jokių taisyklių. Prasme, visiškai ignoravo mano reikalavimą, kad jie turi rašyti mokslinį esė. Jie parašė esė, bet parašė bele kaip. Buvo žmonių, kurie net per spellchecką neperleidė savo darbų. Ir tada tada tai buvo biški kažkaip... Bet čia turbūt yra tas skirtumas tarp žmonių, kurie viską padarys, kad nesuklystų, arba bent jau padarys tiek, kiek gali, kad padarytų kuo geriau, ir tada yra žmonės, kurie galvoja, padarysiu bet kaip. Aš tai esu tarpe tarp tų dviejų, kur ne tai, kad viduryje, bet, tiksliau, net ne viduryje, bet taip pat slankioju nuolatos. Žodžiu, bet nesmė. Tai dar labai patiko atsiliepimai, kuriuos gavau apie kursą. Šiaip buvo viskas kaip ir teigiamai, viskas gerai, ten keli žmonės pasakė, kad ne visiškai suprato kurso struktūrą, su kuo aš šiaip sutinku, bet man labiausiai patiko, mano pats mėgstamiausias atsiliepimas. Visas kursas, praktiškai viskas, visas 16 paskaitų, mes praktiškai apie nieką nekalbėjom, tik apie holokaustą. Aš kaip įmanoma stengiuosi įvesti ten visokių kitokių istorinių įvykių, bet kadangi mano disertacija yra apie holokausto literatūrą, tai mes visą laiką kalbėjom apie holokaustą. Ir tada aš gavau atsiliepimą, kad būtų gerai buvo daugiau kalbėti apie holokaustą. Ir aš jau galvoju, kad taip labai abstrakčiai, apskritai tai kultūroje tikrai būtų gerai, jeigu mes daugiau kalbėtumėm apie holokaustą ir daugiau apie jį žinotumėm. Tai nežinau, kaip man reikėtų dar tą kursą, kur aš stengiuosi padaryti kuo platesnį, kad būtų, kaip čia, apimtų kuo daugiau, kad visgi gal reikėjo tada tiesiog pasakoti, varyti vieną apie holokaustą viską. Jo, tai va. Tai žodžiu, tai va čia viskas vyko
buvo įdomu, buvo sunkiausias turbūt pusę metų mano gyvenime, nu, ta prasme, kad toks ilgas laikotarpis. Tai kuo dar buvo sunku, tai kad aš verčiau knygą, Vincent Desprez knygą Ką pasakytų gyvūnai, jeigu užduotumėm jiems teisingus klausimus. Tai knyga jau turbūt, kai publikuos šitą video, bus išėjusi, nežinau, nu, bet greitų metų jinai turėtų pasirodyti. Tai kas su ta knyga blogai? Su ta knyga blogai tai, kad ją buvo nepaprastai sunku versti. Vėlgi, tas sunkiausias pusmetis gyvenime, nes tiesiog skaityti tą knygą yra labai smagu. Tiek prancūziškai, tiek lietuviškai, mano nuomonė. Nu, tiesiog smagi, maloni, įdomi, tokia kritiška knyga. Iš esmės ten jinai, ta autorė, kritikuoja būdus, metodus, kuriais yra tyriami gyvūnai. Nu, jos tokia pagrindinė tezė, kad mes tiesiog primetam gyvūnams savo mąstymą ir tada esam surprised Pikachu face, kad tie gyvūnai nesielgia taip kaip žmonės. Nu, bet siūlau tikrai paskaityti bet kam, kas domisi akademiniais klausimais, mąstymu, žinojimu, kaip mes kuriame bendrą žinojimą, kaip žinios tampa žinojimu arba visokiais tokiais dalykais, tai tikrai labai rekomenduoju tą knygą, bet ją vers buvo siaubingai sunku. Jos sakinių struktūros kažkokios, aš net nežinau, rašo taip truputėlį senoviškai, aš galvoju, gal ten, kadangi jinai Belgija, aš galvoju, gal čia dėl to, bet toksai, kur norėjosi, buvo tarp nusižudyti ir nužudyti autorį. Ir negalėjau apsispręsti, tai nieko kaip ir nepadariau šituo klausimu, bet buvo, nu, tai tiesiog bandau perteikti, kaip buvo sunku. Ir tada tai susidėjo dar su tuo, kad nemokamai pusę etatų dirbau universitete. Nu ir buvo labai labai nefaina. Tada jau, kai pabaigiau knygą, iš karto susirgau. Čia mano toksai klasikinis mėgstamas dalykas, kur po pabaigus projektą didelį susirgti. Ir tada atėjo vasara. Tai vasarą aš turėjau versti kitą, dar vieną knygą. Tai mano vasara buvo tokios darbostogos, kur šiaip nebuvo bloga vasara, bet nebuvo atostogų vasara. Tai to truputėlį gaila. Šiaip labai daug laiko praleidau kaime, beveik daugiau nei mėnesį, man atrodo, kur tiesiog čilinau su močiute, versdavau, o šiaip ryte eidavau prie ežero, kai buvo karšta. Valgydavau močiutės kotletus, bulves, pradėjau vėl valgyti mėsą vien dėl močiutės kotletų, nu labiausiai dėl močiutės kotletų, dėl kitų dalykų gal irgi, bet turint omenyje, kad tiesiog norėjau tam tikrų mėsiškų dalykų. Tai mėsiški dalykai, kuriuo aš noriu. Močiutės kotletai, Kijevo kotletas ir kebabas, ir kebabas. Kartais ir burgeris, nu tai va, bet čia kaip ir kotletas, tai šitie 4 dalykai yra, dėl kuriuos aš kartais dabar valgau. Taip, tai daug laiko praleidau kaime, kelias savaitės, man atrodo, praleidau Palangoj, gal tik savaitę, nu, bet buvau ir Palangoj. Ir visą laiką verčiau Annie Ernaux metus, kur vėlgi iš dalies buvo nepaprastai lengva, lyginant su mano tuo filosofija, ne filosofija, ten tiesiog, nu, ir net ne mokslo populiarinimo knyga, bet tokia labai riebi. Tai sakyčiau, kad palyginus versti Ernaux buvo grynas malonumas, bet kai aš ją verčiau, nu, pirmas vertimas, kadangi aš kai verčiu, tai aš darau tokį pirmą juodraštinį vertimą, tada antrą kartą redaguoju ir trečią kartą jau taip galutinai redaguoju plus korektūrą. Tai pirmas vertimas buvo, man taip nepatiko ta knyga, kur aš tiesiog negalėjau patikėti, kaip man jį nepatiko ir negalėjau patikėti, kad jinai gavo Nobelį apskritai. Aš buvau jau skaičius prieš tai knygą, kuri man taip dar buvo visai nieko, bet šiaip tai, nu, nebuvo siaubingai blogai, bet tiesiog buvo toksai kažkoks nusivylimas ir noras kažko daugiau. Ir apie Ernaux tai aš dar tikriausiai gausiu kažkur pašnekėti kokioj nors pristatymą ar kažkur, bet tai va tas mano pirmas skaitymas buvo toksai, kur man atrodė, kad rašo kaimo mokytoja, kuri prisižiūrėjus biškį per daug romantinių filmų.
tokia šių laikų Madame Bovary vos ne. Bet tada jau, kai aš išverčiau ir skaičiau dar porą kartų, nu, tai tada man truputėlį, aišku, įsiskaitė ir kiti dalykai. Ir ten iš tikrųjų ta knyga, nu, yra labai įdomi ir labai gerai pagauna visokius visuomenės lūžius ir ypač yra įdomu lyginti su tuo, kas vyksta Lietuvoje ar kas vyko Lietuvoje. Dar labai įdomu yra tai, kad jinai yra mano močiutės amžiaus, bet aš taip jos patirtis, tai sakyčiau, kad turbūt labiau artimos turėtų būti mano mamos, o ne močiutės. Nes yra tas, pavyzdžiui, jinai pasakoja apie pokarį ir tai yra lygiai tas, ką mano močiutė pasakoja apie pokarį. Ir tada jau ten tik tai 60-metį išsiskiria tie, kaip ten, nu, tos dvi vakarų ir rytų gijos. Dar šiaip labai įdomu, kaip apskritai Sovietų sąjunga ir tai yra matomi taip iš europietiškos perspektyvos. Tai ten, nu, tai va, tai yra tokių visai gerų dalykų. Tikrai nesakyčiau, kad viskas yra tik tai neįdomu, bet, nu, šiaip tai liūdnas yra, buvo. Nu, ir yra moterų likimas, niekaip nepaneigsi. Bet kartu, tai va, kas pirmą kartą verčiant, kas man labai nepatiko, tai buvo tai, kad man atrodė, kad jinai truputį tarsi skundžiasi savo likimu, nors jinai kaip ir turi agency. Ta prasme, tu neprivalėjai tuoktis ir turėti vaikų. Buvo pilna žmonių, kurie gyveno paraštėse ir nesiekė sukurti tos vat pavyzdingos šeimos. Nu, žodžiu, mane kažkaip truputėlį nervino jos toksai kažkaip bandymas pasibėdavoti, bet kartu aš suprantu, kad yra tie visuomenės gniaužtai, kur nu, ne visada ir ne visi gali iš jų išsivaduoti. Tai va, tai mano vasara prabėgo su Ani Arno. Nėra pats blogiausias dalykas, bet kartu turėjau vis tiek šiek tiek laisvo laiko, tai perskaičiau labai fain knygų, kurias dar galvoju, dabar man toksai yra atėjęs, nu, žodžiu, dar vasaros pradžioje, nežinau, kas follow mane Facebook'e gal matė, kad vasaros pradžioje parašiau apžvalgą apie ten tokio poeto knygą, net ten, nežinau, ar apžvalgą galim sakyti, tiesiog parašiau, kad žodis epochė yra panašu į epochų ir čia kažkam kažkaip labai susišvietė, kad čia yra siaubingas dalykas ir oh my god, aš neturiu kompetencijos rašyti apie knygas. Tai gal ir tiesa, bet aš kažkaip pagalvojau tada, kad galbūt iš tikrųjų netinku rašyti apie knygas plačiai auditorijai, nes aš nerašau apie knygas, aš rašau apie savo santykį su knygomis ir man šitas dalykas yra visada įdomiausias, žmogaus santykis su knyga ir kažkas, kas kritiką suvokia tik tai kaip kažkokį kultūrinį veiksmą, tai tam žmogui galbūt iš tikrųjų tai, nu, aš suprantu, kad tai, ką aš darau, ir nėra ta kritika siaurąja prasme, tik labai plačiaja. Bet man, pavyzdžiui, norisi kalbėti apie knygą taip, kaip aš kalbu apie žmogų. Nu, nes aš visada turiu kažkokį santykį su tom knygom. Tai aš pagalvojau, kad man galbūt pagalvojau ir labai tingėjau, nors labai daug galvojau apie tai, kad man reikėtų padaryti tokias video knygų apžvalgas, kur aš tiesiog kalbėčiau apie tas knygas ir netgi turiu sugalvojusi pavadinimą tokią vieną patemę, kurią pavadinčiau rekomendacijos leidėjams, tai čia kalbėčiau apie tas knygas, kurios man labai patiko ir dar nėra išverstos į lietuvių kalbą. O apie lietuvių knygas, tai nežinau, labai sunku kartais kalbėti apie lietuvių knygas, bet tai va, tai kažkaip labai norisi man išlipti truputėlį iš to teksto ir daryti kažką truputį kito. Tai va, šiuo metu aš esu studijoje, kur treniruojuosi groti būgnais, tai kažkaip, kai mes buvome festivalyje, kur vyko Lukiškėse, čia birželį, 8 Festival, žodžiu, kur organizuoja Days a Week, mes kažkaip su Paulium ir dar 2 draugais, Laisvė ir Martynu, atėjom į studiją. Mes ten kažkaip lyjo ir mes tiesiog, jie nebuvo, man rodos, buvę studijoje, tai parodyti ne.
Ir tada taip pradėjom for fun tipo džemint, kur Paulius ten sujungė sintiką, jungia gitarą, jungia bosą ir ten būgnai. Ir mes taip žaidėm tokį žaidimą, kur visi ėjo ratu ir visi grojo tuo instrumentu, prie kurio tuo metu sėdėjo ir tada keitės. Ir skambėjo siaubingai, nes mes ten, išskyrus Paulių, nieks nemoka, ar bent jau labai minimaliai moka groti tais instrumentais. Ir tada, kai Paulius atsėdo prie būgnų ir jis pradėjo groti, ir tada iš karto viskas pradėjo skambėti žiauriai fainai, nes ir man tada kažkaip buvo toksai jausmas, kad wow, tie būgnai kiek daug gali ir tiek tiesiog kaip suklijuoja visus tos garsus, tas ritmas. Ir tada aš taip vasarą pamažu pradėjau pati eiti ir prašiau ten Pauliaus, kad man parodytų, ką daryti ir kaip mušti. Ir jisai nenorėjo manęs mokyti ir gal ir negalėjo, nes yra pats savo mokslis ir nesijaučia gal gerai ten mokantis. Ir tada aš baigiau echno versti. Atsikėliau ryte ir nežinau, ką veikti, skrolinu Facebooką. Ir pist matau muzikantų broliai ir seserį reklamą, kad čia aš esu būgnų mokytojas, gal norite mokytis būgnais. Okei, Visata man siunčia šitą mokytoją, tai aš dabar mokausi būgnais groti. Kaip man sekasi mokytis būgnais groti? Bet puikiai sekasi išlipti iš teksto. Labai labai malonu yra daryti kažką, kas neprašo iš tavęs žodžių. Tai nes kažkaip pagalvoju, kad paskutinis, aš bėgioju, tai yra kaip ir kūniškas hobis, bet dabar tai pastaruoju metu kažkaip labai mažai, nes labai daug reikia vaikščioti ir būnu labai pavargusi. Ir tai paskutinis mano hobis, kuris buvo kūniškas, buvo aikido, tai čia prieš 5 metus, gal netgi daugiau, 16 metais, 17. Tai žiūrėsim, kas gausis, kol kas yra labai smagu. Kokius 2-3 kartus per savaitę atvarau, kartais aišku ir namie ten su practice padu pamušu, bet ne taip smagu kaip ant tikrų būgnų. Tai čia tokios irgi geros žinios. Galvoju, kas dar. Tai doktorantūra. Tai jau kaip ir man metas grįžti, nors mano akademinės yra iki kovo mėnesio, bet man jau šiaip reikia pradėti koncentruotis tą disertaciją, nes aš dabar dar ten prieš įdomą akademinį pasikeičiau truputėlį temą, tai reikia sužiūrėti, ko man ten iš tikrųjų reikia. Kažkas čia neseniai paklausė, kad mano disertacijos tema ir aš vos išstenėjau atsakymą, nes tiesiog labai ilgai nebuvo apie tai galvojusi. Bet dabar, ir vakar pasirodė mano pirmas publikuotas straipsnis. Tai visai geras jausmas, ypač turint omeny, kiek aš ten prie jo kankinausi bet smagu. Ir tada taip pat dar ten parašė, kad reikia parašyti dar vieną straipsnį, kurį buvau pasižadėjus, ir tada tiesiog užmečiau, nes negalėjau ir nenorėjau apie tai galvoti. O dabar šiais metais dėstau prancūzų gramatiką. Tai visiškai kitokia patirtis negu praeitą semestrą, nes čia turiu medžiagą, kurią reikia išdėstyti, man jos nereikia kurti, man ten reikia tik tai pasiruošti, paaiškinti, bet nereikia pačiai galvoti, ką ten pasakyti. Tai tas yra labai gerai, bet kartu ir yra gal mažiau, man asmeniškai įdomu ta prasme, kad tu negali, tai nėra diskusija. Man reikia išmokyti studentus, kuo skiriasi su nuo solvy. Tai Ir labai patiko, šiandien vienas studentas sakė, šiaip dabar klausimas, bet jeigu aš neskleidžiu jų duomenų, aš manau, kad aš galiu kalbėti apie juos. Bet man labai patiko, nes yra studentas, kuris neruošia namų darbų, ir aš taip iš pradžių praleidau pro akis, pro ausis, o šiandien paklausiau, ar gali man pasakyti, kodėl tu nepadarytų namų darbų. Sakė, aš tingėjau. Aš jį suprantu. Prisimenu, kaip aš tingėdavau prancūzų filologiją studijuodama. Bet kartu dabar, taip keista, nes kai pagalvoju, šiandien, dabar aišku, kadangi nusikėlė mano studijų baigimo data, man reikia pasidaryti naują LSP. LSP kažkaip nemato mano duomenų, kada aš baigsiu studijas, tai man ten reikėjo iš kažkokio studentų registro traukti informaciją ir ten yra visa informacija apie mano visas studijas, kiek man buvo išmokėta pinigų, kiek kainavo mano studijos. Ir tada kai pagalvoju, blemba, ten tiek iš tikrųjų ta valstybė sukiša į tuos studentus ir tada jie nesistengia ir man ne tiek pikta, kiek gaila, nes aš kai buvau studentė, aš to net nesuvokiu, kad ten kažkas moka už tas mano studijas
ir kad po to jau nieks nebemokės, jau po to daryk, ką nori, pats mokėk. Tai va, man kažkaip gal norėtųsi paraginti visus studentus studijuoti smarkiau vien dėl to, kad arba tada studijuoti, ką nori studijuoti. Žodžiu, tai va, tokie mano padrasinimai naujiems metams. Tai kažkada jau spalį reiks pradėti dirbti prie disertacijos. Manau, kad vėl išgirsite daug mano skundų ir kartu šiuo metu mano požiūris yra, kad prašyti bet ką, kai bus, tai bus. Svarbiausia, neperdegti ir nesitikėti labai daug iš savęs. Būti vidutinė studente, padaryti kiek galiu, nepadaryti daugiau nei galiu ir negraužti savęs. Tai va, su tokia teigiama energija aš jūs ir palieku iš šios Pivonijos studijos. Tamsa.